Daug kanceliarinių, tai ten ta lenta ir tie smeigtukai ir dar kažkokiu ten buvo tušinukų. Tauta liepė man Facebook'e pateikti tą visą sąskaitą faktūrą. Tai visa tauta. Nu, tauta, tos žmonės, kurie nerimauja, kad aš nieko neveikiu. Ne, dabar atsirado paskutinę savaitę labai daug Facebook'e žmonių, kurie labai pergyvena, kad aš nieko neveikiu, tik trukdau dirbti. Tai aš jiems pasakiau ir trukdysiu ir toliau, nes jau visus 4 metus. Žodžiu, ir iš tikrųjų jie reikalavo tos sąskaitos faktūros, bet kai mano padėjėja nuėjo į kanceliariją, į tą, paprašyti atgal, kad mums duotų nušviesti ir nukopijuoti ir įdėtau, tai mums nedavė. Ataskaitoje pateikėt, kad išleidot taksui pinigų krūvą. Kokį 6 eurus? 7,98. A. Kur važiavot? Važiavau 3 kartus nuo Seimo iki namų, buvo labai šalta, buvo 9:30 vakaro ir nutariau, kad turiu teisę, nes leidžia. Ir netgi pasimėjau kvituką, kad matytųsi, kad nuo Seimo iki namų. Bet ataskaitoje tai nėra šitą parašyta. Kur mes žinom, kur važiavot? Jie turi kvitukus. Aš dabar supratau, reikia kvitukus kaupti ir dėti tautai visą tą išklotinę. Tai dabar mes tenksimės. Bet dar šiemet, man atrodo, nieko neišleidė. Gėlių nusipirkit vis tiek. O ką man? Aš nusipirkau gėlės, bet už savus. Kabinete pasistačiau tokį fikusą. Buvo akcija nuolaida. Tai bet galėtų užrašyti ant Vinkus 800 eurų gėlėm išleido. Aš šiandien daug maščiau. Ir aš tiesą pasakysiu, aš nesuprantu. Jie turbūt perka palmės. Citrinmedžius. Kažką turbūt tokio. Bet dažnai perka, po mėnesį. Palmę. Tiesą pasakius, jeigu visai rimtai, dabar jau rimtai šneku. Mes su Ingrida Šimonytė per artimiausią posėdį pareikalausime, kad uždraustų suvenyrus ir gėles. Ir kad tai yra marazmas. Čia iš tikrųjų mes apsitarėm šiandien. Jūs gausit apkaltą ir skrisit iš Seimo. Nes gali daug ką padaryti, bet jeigu atimsit iš Vinkaus jo gėles, tai pamatysit, ko dar nebuvo. Šitas, jūsų visas šitas kreginimas ant išlaidų, gal čia yra kažkoks kompleksas? Gal jūs kažkur kitur išleidžiat pinigų daug ir dėl to jau kompleksuojat? Gal jūs ten drabužiam išleidžiat tūkstančius milijonų? Žiūrėkit, aš jeigu man duotų kas, tai aš taip išleisčiau. Bet, nieks nenori duoti. Kaip Facebook'e rašė, šitą iš pavydo, kad jai nieko neduoda, nei kailinukų, tai tiesiog ir nervinasi. Bet tai čia yra akivaizdu. Žmonės, tiesos yra. Žiūrėkit. Šitie kailinukai man nepatinka. Jau jeigu man, tai prašome kaip priklauso, ne už 2000. Čia, atsiprašau, kas čia per kainą kailinukam? Turbūt, nuo kokių 15-20 pradedam. Man prašom brangių vyrų paduoti. Nes ten pigus kažkokie vyrai. Bet šitą... Bet man šitas jūsų dviveidiškumas tai nepatinka. Aš visą gyvenimą tikėjausi, kad kaip prieštaringai vertinam, aš turiu kokius 8 veidus. O čia taip nužeminu. Minimum 2, bet man jis nepatinka. Todėl, kad jūs dabar prieštaraujate, sakot, pigus vyrai. Žiūrėkit, Ramūnas siūlė jums babkių, ar ne? Siūlė, aš neėmiau. Kodėl? Todėl, kad, kažkaip man buvo žygėda, o paskiau aš, daviau jam. O jeigu kailinukus būtų pasiūlęs? Ne. Iš jo neimčiau. Yra kategorija vyrų, jų nedaug, bet jų pasitaiko. Per mano gyvenimo kelią buvo keli. Jie turi būti labai protingi, jie turi būti už mane gerokai protingesni, jie turi mėgti... Taip, aš mėgstu, kai gerbiu žmonės. Paskiau jie turi mėgti poeziją. Pavyzdžiui, Maldeikis mane nusipirko, kadangi kentėjo Rilkė. Klausės Rilkės kukliai, be debatų. Paskiau jie turi skaityti knygas. Žodžiu, žinot, pasitaiko, bet retokai. Tai aš be Karbauskio išsisukau. Bet yra, kas neišsisuko? Kitom sunkiau sekasi. Jūs susitikime vienam minėjote... Ir aš advokato neturiu. Reikės jums advokatą, manau, neužilgo. Aš pati kovos. Aš pati advokatą. Dabar rimtai sakau. Aš pradėjau rašyti 89. Aš per savo gyvenimą tiek esu parašius tokių tekstų, kad aš galvoju, aš prieičiau ir kaip dėčiau ją į veidą.